Sveiki! Šiame įraše parodysiu, kaip R programoje atlikti dispersinę analizę, tai yra ANOVA, ir neparametrinį ANOVOS atitikmenį Kruskal-Wallis testą. Visas mano pamokose naudojamas kodas yra viešai prieinamas ir nuorodą į kodą rasite aprašyme po šiuo įrašu. Būtent šioje pamokoje naudosime built-in duomenų rinkinį Chicken Weights. Su pirmąja komanda head galime pamatyti pirmas 6 duomenų eilutes, o naudodami view komandą galime atsidaryti šios duomenis ir juos peržvelgti. Turime du stulpelius, tai yra svoris ir lesalo arba pašaro tipas. Kad greitai sužinotume, kiek iš viso turime lesalo grupių, naudojame levels komandą. Ir štai konsolėje pamatome atsakymą, turime 6 skirtingus lesalo tipus. Dabar teoriškai, jeigu norėtume sužinoti, ar lesalo tipas turėjo įtakos vištų svoriui, turėtume taikyti ANOVA arba Kruskal-Wallis testą. Nes skirtingai negu T-testo atveju dabar lyginame tarpusavyje ne 2 grupės, o netgi 6. Kai tarpusavyje lyginame 2 grupės, taikome T-testą, bet jeigu tarpusavyje lyginame 3 arba daugiau grupių, taikome ANOVA arba neparametrinį jos atitikmenį Kruskal-Wallis testą. Jeigu žiūrėjote mano ankstesnius įrašus apie koreliacinę analizę ir T-testus, turbūt jau žinote, kad prieš taikant bet kokį statistinį testą reikėtų pasitikrinti duomenų normalumą su Shapiro-Wilk testu. Tačiau būtent ANOVOS atveju galima atlikti tą dispersinę analizę ir tada patikrinti liekanų normalumą su tuo pačiu Shapiro-Wilk testu. Tai tą dabar ir atliksime. Dispersinės analizės komanda yra AOV, nurodome, kad mes norime sužinoti, kokie svorio skirtumai tarp lesalo grupių ir mūsų duomenų pavadinimas yra Chick Weights. Paleidžiame kodą ir paleidžiame ANOVOS rezultatų santrauką. P reikšmė yra ženkliai mažesnė už 0,05 ir tai reiškia, kad rezultatai yra statistiškai reikšmingi. Tai dabar, kaip ir minėjau, turime pasitikrinti ANOVOS liekanų normalumą. Išsitraukiame duomenis ir pritaikome Shapiro-Wilk testą. P reikšmė didesnė už 0,05 ir tai reiškia, kad duomenys yra pasiskirstę normaliai. Ką dar galime atlikti, tai galime pasitikrinti, ar dispersijos yra homogeniškos. Tam naudojame paketą CAR ir komandą Levine test. Vėlgi, P reikšmė yra didesnė už 0,05 ir tai reiškia, kad dispersijos šiuo atveju yra homogeniškos. Dabar teoriškai, jeigu liekanų duomenys būtų pasiskirstę normaliai, bet dispersijos nebūtų homogeniškos, mums reikėtų taikyti ANOVA-Welch korekciją. Būtent toks pavyzdys ir yra pateiktas čia. Nurodyta, kad dispersijos nėra homogeniškos. Ir analizė atrodytų štai taip. Taigi, atlikome ANOVA ir žinome, kad lesalo tipas turėjo reikšmingą įtaką vištų svoriui. Bet kol kas mes tiksliai nežinome, tarp kurių būtent lesalo grupių yra tie reikšmingi skirtumai. Tai tam ir yra taikomas post hoc testas. Šiuo atveju po ANOVOS atliekame Tukey's HSD testą. Štai taip atrodo mūsų rezultatai ir reikia žiūrėti į P-adjusted vertes. Tai yra koreguotos P reikšmės. Palyginimai pateikti poromis tarp visų įmanomų grupių kombinacijų. Kadangi turime daug lyginamų kombinacijų, čia labai gali praversti Compact Letter Display analizė. Kiekvienai grupiai bus priskirta raidė, parodanti, ar ši grupė reikšmingai skiriasi ar nesiskiria nuo visų likusių grupių. Tai tam naudojamas paketas Agricolae ir HSD test komanda. Na ir dabar matome, kad saulėgrąžos ir kazeinas reikšmingai nesiskiria vienas nuo kito, tačiau, tarkim, saulėgrąžos ir pupelės reikšmingai skiriasi viena nuo kitos, mat prie jų yra priskirtos skirtingos abėcėlės raidės. Gerai, dabar teoriškai, jeigu mūsų duomenys nebūtų pasiskirstę normaliai, vietoj ANOVOS turėtume taikyti neparametrinį jos atitikmenį, tai yra Kruskal-Wallis testą. Ir čia vėlgi yra pateiktas pavyzdys, ką darytume tokiu atveju. Komanda yra kruskal.test ir štai gauname rezultatus. Jeigu po ANOVOS taikėme Tukey's HSD testą, tai po Kruskal-Wallis taikysime Dunn's post hoc testą. Naudojame paketą FSA ir komandą Dunn test. Vėlgi, gauname visus rezultatus ir šiuo atveju, tam, kad gautume Compact Letter Display raideles, turime panaudoti vėlgi kitą paketą R Companion.
Iš pradžių pasiėmame Duns post-hoc testo rezultatų lentelę ir naudodami šiuos rezultatus susikuriame raides. Vėl sėkmingai turime raidytes kiekvienai grupiai. Toliau yra pateiktas kodas, su kuriuo galite nubrėžti dvi dėžučių diagramas. Pirmoji yra šiek tiek paprastesnė, o antroji jau yra įmantresnė ir informatyvesnė. Užkrauname paketą ggplot2 ir brėžiame diagramą. Diagrama nėra bloga, bet matau, kad ją galima patobulinti. Pavyzdžiui, išrikiuoti grupės pagal medianą nuo mažiausios iki didžiausios. Galima perrašyti lesalų pavadinimus iš didžiųjų raidžių ir pateikti statistinių testų rezultatus tiesiai ant diagramos. Šiai užduočiai pasitelkiu dar 2 papildomus paketus, tai dplyr ir multcomview. Kode rasite komentarus paaiškinančius, ką kiekviena eilutė daro. Tai paimam ir išsitraukiam originalų grupę eiliškumą ir tada sukuriame tuos pačius pavadinimus tik jau iš didžiųjų raidžių. Tada išdėstome grupės nuo mažiausių iki didžiausių reikšmių, viską sutvarkome, atliekame dispersinę analizę. Žinoma, ją atlikome jau anksčiau, bet šiuo atveju noriu viską parodyti viename bendrame eiliškume, brėžiant grafiką. Atliekama dispersinė analizė, pasiimami rezultatai, atliekamas Tukey's HSD testas, išsitraukiame raides, nurodančius reikšmingus skirtumus tarp grupių ir tada priskiriame tą raidę kiekvienai lesalo grupiai. Ir galų gale brėžiame grafiką ir jis atrodys štai taip. Su apačioje esančiu kodu diagrama bus išsaugota tiesiai jūsų darbinė direktorija. Jeigu patys darbinės direktorijos nepasirinkote, tai pagal nutylėjimą tai bus My Documents aplankalas. Apie darbinės direktorijos nustatymus plačiau kalbėjau pirmajame R įvadinėme įraše. Štai taip atrodo mano išsaugota diagrama.